Tai gyvenom Airijoje, aš nuo 2005 metų ir vis traukė. Tai Lietuva dažnai grįždavom, būdavom daug prie ežerų ir laiką vasaras leisdavom prie Dusios. Aš iš Alytaus pats, Dovilė iš Lazdijų, tai kažkaip buvom, jei grįšim, tai pusiaukelėj, kad būtų nereikėtų toliau važinėti. Atėjo laikas, kad norėjom patys gamtoj apsigyventi. Radom šitą sklypą. Buvo labai sudėtingas pirkimas ir nežinojom, ar mes jį nupirksim ar ne. Ir žodžiu, labai tęsėsi mums tas dalykas, namus mes pardavėm, šito nenupirko dar. Ir žodžiu, kai jau nupirkom, tada prasidėjo Covidas. Ta prasme, prasitęsė dar mums beveik metus laiko gyvenimas saloj, nes buvo tarpas tarp Covido bangų ir po pirmos bangos mes sakom, važiuojam, parvažiuosim, liksim. Atėjo mintis, kad galim mes dar įdarbinti tą sklypą. Glampingas tai yra stovyklavimas su patogumais. Gamtos apsuptybė tu turi patogumų. Turi stogą, turi karštą vandenį, turi tualetą, dušą, turi normalią lovą. Kavos aparatą. Ir stovyklauja. Turim pirtį, turim porą kubilų. Valtį turim ir klintis. 2 lieptus, galima žvejoti. Turim čia tokių žvejų ir atvažiuoja jie per vasarą 5 minimum kartus ir jie čia atvažiuoja po kelias paras ir, ta prasme, jau tie rimti žvejai, kur sėdi non-stop ir bando kažką pagauti. Turim 3 dviviečius namelius su galimybė apsistoti su vienu vaiku, nes tai yra patogiausia, namelis yra nedidelis. Pradžioj, kai įsikūrėm, turėjom tik tuos 3 namelius ir pirtį ir vieną kubilavištą, kur matot už mūsų. Pernai tik tai kažkaip sugalvojom žiemą, kažkaip buvo gal poreikis. Pastatėm 2 kubilą prie namelio. Tai mes dabar vadinam tas tinginių namelis. Tinginiai visi nori to dabar namelio, kur yra kubilas terasoj, o kur ne tinginiai, tai jie gauna kubilą su gražiausiu vaizdu. Naktį žiba, tai medžiai ten yra visi apvynioti, žiba gražiai ir saulė leidžiasi ir tada pats gražiausias vaizdas iš šito būtent kubilo. Pirtis būna papildomai kaina ir kubilai tai papildomai, o nemokamai duodam tai kepsninę, kas paprašo, nemokamai būna ir klinties, nemokama valtis ir patys ieškodami ramybės atsikraustėm į šitą vietą. Kiekvienas žmogus turėtų atrasti ryšį su gamta.